Dėžutė su karoliukais, siuvimo reikmenys, įvairios dekoro detalės ir eskizų pilnas sąsiuvinis – tai daiktai, be kurių 20-metė Raminta nebeįsivaizduoja savo dienos. Vilnietė mergina save sako atradusi netradicinių ir akį traukiančių papuošalų kūryboje. Pavadinimas yra Saltus Spiritus, tai yra iš lotynų kalbos išvertus reiškia miško dvasia. Nes visų pirma, aš kūriau papuošalus, kurie taip ir vadinasi, ir kodėl miško dvasia. Tai paprasčiausiai, kuomet aš kuriu, aš jaučiu tam tikrą vidinę būseną, kuriai tiesiog aš norėjau seniau surasti tam tikrą pavadinimą. Ir po kiek laiko aš pastebėjau, kad kuomet aš kuriu, ta vidinė būsena yra tokia, kad atrodo, lyg mano viduje yra miškas. Aš esu savo pačios vidinėme miške. Taigi, tiesiog, tai pamaniau, tai kodėlgi ne. Gamtoje ir paslaptinguose reiškiniuose įkvėpimo ieškanti Raminta pasakoja savo užsiėmimą pradėjusi dar mokykloje, o šiandien užsiimanti tik kūrybą ir negalvojanti apie specialius mokslus. Aš turiu savo firminę frazę, kaip yra laimingo gyvenimo formulė, tai gimti, eiti į darželį, eiti į mokyklą, eiti studijuoti, dirbti, mirti. Taigi aš tiesiog noriu gyventi taip, kaip aš jaučiu ir savo vidaus ir man visiškai nerūpi, ką sako kiti. Raminta miško dvasios papuošalus kuria tiek pati, tiek pagal individualius klientų užsakymus. Tiesa, antrasis atvejis kiek sudėtingesnis, mat su užsakovu tenka derinti kiekvieną detalę. Visų pirma, kuomet klientas užsako papuošalą, aš mėgstu viską labai detaliai sukonkretinti. Ta prasme, aš noriu, kad tas žmogus tikrai būtų patenkintas mano darbu ir jį tikrai nešiotų. Tada eina spalva, forma, stilius, visokie tokie klausimai. Ir aš tada viską susirašau detaliai, pasipaišau tam tikrą eskizą ir jeigu tiesiog turiu bendrą vaizdą, tada jau būna veiksmas. Surinkus visas reikiamas priemones ir puošybos elementus, kurių paieška kartais trunka ne vieną dieną, prasideda darbas. Tai žinoma, visų pirma, aš įsipjaunu karkasą, paruošiu jį paprasčiausiai dekoravimui. Žinoma, tai būna pats baisiausias darbas, bet malonumas tai būtent yra dekoravimas ir išgavimas būtent to efekto, kurio aš siekiu. Tai šiuo atveju aš žadu daryti, vėl kaip sakau, Per 3 praktikos metus padarytą pažangą ir pasikeitusį stilių savo kūryboje pastebi ir pati Raminta. Štai galite tiesiog palyginti. Seniau kūriau tokias mažytės, sakyčiau, tokio mielo stiliaus. Dabar mane labiau traukia kažkas masyvaus, tokio ganėtinai, sakyčiau, brutalaus. Nors kūrėjos papuošalų kainos prasideda nuo keliasdešimt litų, o baigėsi ties keliais šimtais, už gerą kokybę ir unikalią išvaizdą norinčių mokėti netrūksta. Tiesą sakant, klienčių turiu įvairiausių, nuo paauglių iki jau ganėtinai brandaus amžiaus moterų. Žinoma, taip maždaug galiu apibrėžti, kad 20-45 metai tai yra toksai tarp moterų, o tarp vyrų tai užsisakinėja pagrinde jaunuoliai, tai 25 metų. Miško dvasia kol kas tik internete veikianti parduotuvė, tačiau šiuo metu namuose dirbanti Raminta pripažįsta turinti ir didesnių planų. Aš norėčiau turėti savo studiją, kad galėčiau priimti žmonės, derinti, su jais bendrauti, turėti manekeną galų gale, nes realiai tokį padaryti tiesiog rankose yra labai sunku, nes tu padarai vienaip, užsidedi ant žmogaus figūros ir tai yra visiškai kitaip. Tai mano pirminė svajonė būtų studija, o jau butikas, tai jau manau, tai jau būtų savaime tokie pasiekimai.